Noriu pafilmuoti, jam parodyti, kaip čia padaryta. O čia tik tai darė iš vidaus. Atpjovė to grindinio laminato, rado, truputėlį paizoliavo. Vėliau nupirko, man atrodo, arti 5 cm toks žydro atspalvio kažkoks putoplastas. Jį sutvirtino medvaržčiais, spėjau dideliais medvaržčiais. O vėliau jau spėjau natūraliai aptinkavo ir tvirtumas įrodo, kad jokių problemų, plytelė nei viena nėra suskilinėjusi, buvo kaip iš ten įsvėjo vėjas. Tai čia buvo kaip izoliacinė medžiaga, jau mes naudojame. Ir be abejo, kondensato surinkimas šilumos atžvilgius, žinai, ir nebėra kondensato. O čia gipsas dėtas ar kaip? Ar ant ko dėta plytelė? Aš žinau, kad atvirai pasakysiu, nenoriu meluoti. Aš nemačiau to proceso išbaigiamą. Aš mačiau, kaip jie pirko, tą mėlyną aš kažkur dar turėjau, aš nežinau, ar siūliu, ar kažkas. Kas tas mėlynas yra? Toks mėlynas kaip putoplastas, labai nelankstus, žinai. Bet aš manau, kad jie puikiai suvokia, apie ką aš kalbu, žinai. Mėlynas žydro atspalvio, ten jau toks ryškumo reto. Supratau. Tai ir darė tik tai iš vidinės pusės, iš išorės nieko nedarė? Visiškai nieko nedarė. Tik tai iš vidinės pusės? Tik iš vidinės pusės. Iš lauko pusės prie tų skardų jokio įsikišimo nebuvo iš ankstinių. Ir va čia plintusas žiūrėjau. Jo, ir grinai plintusas nupirko vartelį, nežinau, sanaudojom man iš viso kapeikos išėjo. Ta prasme, aš nevertinu tai kaip didelį išlaidą. Plytelių, man atrodo, ten 40 litų išėjo per 2 kambarius. O jokių bėgimų nieko pas mane nėra ir nei grybelio nieko. Nebent jeigu virtuvėje pameistraujam, tai čia kitas reikalas. Gerai, tu galėsi tada man ant lapiuko kažkur